kada atsikėlė, kadangi man nemažas kelias buvo, tai aš jau ganėtinai anksti atsikėlus. Tai aš trumpai prisistatysiu, esu Eglė Bičiuvienė, dirbu Baltijos aplinkos forume, tai yra nevyriausybinė organizacija, kurios ofisas pagrindinė būstinė yra Vilniuje. Mes dirbame su įvairiais projektais, ypač kas susijęs su gamtosauga, buveinių atkūrimu, rūšių apsauga, ūkininkų konsultavimu, kaip padėti jiems ūkininkauti palankiau gamtai ir panašiai. Aš taip pat esu knygos Vadovas Lietuvos drugiams pažinti bendraautorė, jeigu kas norėsite pavartyti, pasidomėti, tai galėsite. Taip pat po paskutėlės mes turim išleidę tokią brošiūrėlę, kur yra 101 dažniausiai Lietuvoje aptinkama dieninių drugių rūšis. Tai irgi galėsite kiekvienas pasiimti, turėti ir pradėti mokytis geriau pažinti Lietuvos dieninius drugius. Tai labai noriu padėkoti Akmenės miesto bendruomeniai, kad mane pakvietė ir kad pradėjo vystyti tokią įdomią tematiką ir dirbti su dieniniais drugiais. Tai iš tikrųjų labai sveikinu tokią iniciatyvą ir labai smagu prie jos prisidėti ir pasidalinti žiniomis. Ir prieš pradedant savo paskaitėlę norėčiau paklausti, o ką jūs žinot apie dieninius drugius? Nu, vat pasakai, dieninis drugys, kokia pirma mintis ateina į galvą? Ką žinot? Taip. Jų sparnai padaryti iš dūnelių. Teisingai, labai gerai. Kam dar kokios mintis ateina apie dieninius drugius? Kol kas daugiau jokių minčių, ar ne? Negalima liesti. Negalima liesti? Aha, skraido dieną. Gerai, su mauliukais. Taip, būna pūguotų tokių, ne? Čia naktiniai pūguoti. Ypač naktiniai būna pūguoti. Na, naktinių aš šiek tiek kalbėsiu, labai trumpai ir apie naktinius, apie skirtumus tarp dieninių naktinių, ar juos galima sumaišyti, ar juos lengva atskirti ir toliau ir panašiai. Tai šiek tiek faktų apie dieninius drugius. Kas tai yra tie dieniniai drugiai ir kas tai yra iš tos tokios techninės, mokslinės pusės. Ne? Tai čia galite matyti tokią piešinį, schematinį, kokia yra drugio schema. Tai bendrai tariant, drugiai, dieniniai drugiai, visi drugiai yra vabzdžiai. Tai yra vabzdys, kuris turi 3 poras kojų, 2 poras sparnų, antenas, sudėtinės akis, turi priekį tokius čiuopiklius, straubliuką, kuriuo geria nektarą, ne? Jisai geba skraidyti. Kas įdomu, jeigu mes kalbėtume bendrai apie visus drugius, yra tokių rūšių ir pas mus Lietuvoje, kurių, pavyzdžiui, patelės jos negali skraidyti, nes jos neturi sparnų. Jos tik išsirita, sulaukia patinėlio ir tada sudeda kiaušinėlius ir viskas jų gyvenimas taip ir pasibaigia. Dieniniai drugiai gali būti įvairių dydžių. Tikriausiai, kas spėjote šiek tiek apžvelgti, čia eksponuojama kolekcija, matėte, tų yra nuo pačių mažiausių iki tikrai ganėtinai didelių ir įspūdingų. Lietuvoje nėra super didelių dieninių drugių, tokių jau reikia važiuoti ieškoti į tropinius kraštus, kuriems yra palankesnės sąlygos šiek tiek. Sparnai dažnai ryškių spalvų. Čia yra savotiškai ir toks mitas ir tiesa, nes irgi paskui vėlgi dar kartą kartu apeisim, apžiūrėsim, kokia čia rūšinė įvairovė yra, tai pamatysit, kad sparnai nebūtinai yra ryškių spalvų, nes dieniniams drugiams gali reikėti ir pasislėpti, užsimaskuoti, atsitūpti ant medžio ir tapti nematomu, kad jo koks nors paukštis nenutvertų. Tai tie sparnai nebūtinai bus ryškių spalvų. Dieniniai drugiai yra paplitę visame pasaulyje. Jų galima rasti nuo šiaurės iki pietų, visose žemynuose aptinkami, Antarktidoj, o visame pasaulyje yra skaičiuojama, vėlgi priklauso nuo ko paklausysit, bet nuo maždaug 18 iki 20 tūkstančių rūšių. Gal kas nors žinot, kiek Lietuvoje yra dieninių drugių rūšių? Pabandykit atspėti. 4000. Dar spėjimų?
Kaip manai, kiek rūšių Lietuvoje yra dieninių drugių? Taigi 2000. 2000? Dabar prisimenu. Kokių dar skaičių šauna į galvą? 1600. Dar ir jauniklių suspėjau. 500. Atkreipkite dėmesį, kad aš labai specifiškai miniu dieninių drugių. Ai, dieninių. Dieninių Ne drugių. dieninių. Taip. Jeigu kalbant apie visus drugius, Lietuvoje yra apie 2500 rūšių. Tai mes kalbame apie pačius mažulyčius, ten įvairiausios kandelės, kurios ir lapus minuoja, ir populiariausios geriausiai žinomos, kai drabužius, ypač vilnonius, įvairiausius medvilninius natūralių medžiagų valgo ilgiau spintoje paliktus. Bet kalbant apie dieninius drugius, jau tuos būtent tą grupę, tai mes turime žinomus, registruotus ir faktinius duomenis apie 126 rūšis. Tai jeigu palyginame, kad visame pasaulyje jau yra apie 20 000 rūšių, tai pas mus kaip ir ta įvairovė nėra labai didelė, bet iš kitos pusės atsižvelgiant į tai, kad pas mus nėra kalnų, nėra kažkokių ten labai išskirtinių sąlygų, kur susidarytų buveinės labai specifiniams rūšims, ta rūšinė įvairovė nėra iš tikrųjų tokia jau ir maža. Suaugėlė maitinasi nektaru. Ir vėlgi toliau paskaitoje mes sužinosim, ar tai iš tikrųjų taikoma visiems drugiams, ar ne visai visiems drugiams. O vikšrai maitinasi augalų lapais. Tai irgi toksai kaip ir bendrai priimtas faktas. Ar žinot, kas yra vikšras, tarp kitko? Taip, tai yra drugio žarnas, drugio kaip ir paauglystės forma, ne, jis toks būna, kartais būna gražus, vėlgi nuo požiūrio labai priklauso, kai kam vikšrai yra labai baisūs, nes jie vis tokie spygliuoti gali būti paprasti žali, bet iš principo aš sakyčiau, tai visai žavinga forma yra. Mes apie ją pakalbėsim dar vėliau. Dieniniai drugiai legendose ir pasakojimuose yra, bent jau Lietuvoje, kiek žinau, nėra labai populiarus motyvas. Galbūt daugiau naudoja, bet bendrai pasaulyje yra naudojamas kaip atgimimo, virsmo simbolis, kažkokio tai irgi su tikėjimu, viltimi susiję yra. Graikų mitologijoje, senovės graikų mitologijoje, tai buvo, drugiai buvo vadinami psiche ir tai reiškia sielą. Tai kai kuriuose kultūrose yra manoma, kad dieniniai drugiai yra žmonių sielos, kurios skraido aplinkui. Pavyzdžiui, Airijoje yra tokia legenda, kad balto dieninio drugio negalima žudyti, dėl to, kad tikima, kad tai yra vaikų sielos. Kas dar įdomu, kad yra tokie keli, būtent, kad virsmo simbolis, tai gali būti vilties simbolis, sielos simbolis, ar tai netgi gali būti tokios kaip ir pagalbos prašymo simbolis, arba tikėjimo simbolis. Tikriausiai labai jau aš nesivelsiu čia į tuos tokius niuansus, bet įdomus faktas, kad teko domėtis Serbijoje, pavyzdžiui, dieniniai drugiai turėjo labai neigiamą tokį, kaip ir, ne tai kad neigiamą, bet jis buvo laikomas kaip raganos simbolis. Ir buvo toksai posakis, kad nužudyk drugį ir nužudys raganą. Tokia labai įdomi sąsaja. Nepavyko surasti kodėl ir iš kur kilo ta tokia sąsaja, bet iš tikrųjų labai įdomus, kad kai kuriuose kultūrose tai gali būti ir neigiamas dalykas. Dieninių drugių įvairovė Lietuvoje ir Akmenėje, tai mes dabar pabandysiu šiek tiek papasakoti bendrai apie dieninius drugius visoje Lietuvoje, kaip jie yra skirstomi, kaip juos pažinti, kokios rūšys yra. Gal kas nors žinot, kokia čia rūšis yra? Ar kam nors teko matyti tokį žalią drugį? Teisingai. Čia yra žalsvasis varinukas, vienintelė drugių rūšis Lietuvoje, ir aš galvoju, gal netgi visoje Europoje, kuris yra visiškai žalias.
Tai yra ganėtinai reta spalva drugių pasaulyje ir kas įdomu, kad jų irgi spalva tai nėra pigmentas, o jų žvyneliai, kaip jau pradžioje išsiaiškinome, kad drugių sparnai yra padengti daugybę žvynelių. Jie turi tokias specifines struktūras viduje ir jas atspindi saulės šviesą ir suformuoja, ir mes matome tokią šviesą. Jeigu mes ten užpiltume alkoholio, pavyzdžiui, ir užpildytume tas ertmes, mes matytume visiškai kitokią spalvą to drugio. Tai Lietuvoje yra išskiriamos 6 dieninių drugių šeimos. Tai čia labai irgi sistematiškai aš daug nekalbėsiu, kad neapsunkinti labai informaciją, bet pasikartokim, tai kiek Lietuvoje dieninių drugių rūšių yra? 126. Tai vėlgi aš toliau jau jūsų skaičiais ten nevarginsiu, kokiai šeimai priklauso, bet mes turim tokias pagrindinės šeimas. Tai yra hesperijos. Hesperijos tai yra tokie ganėtinai primityvūs dieniniai drugiai, kurie pradedančiajam labiau netgi panašus į naktinius drugius, nes jie tokie stori būna labai, jų sparnai tokios keistos formos ir atrodo visai kitaip negu kiti dieniniai drugiai. Tai turime sklandūnus, tai sklandūnų šeimoje yra čia pati gražiausia laikoma Lietuvos dieninių drugių rūšis. Kas žinote, gal kokia tai rūšis? Šita teisingai, tai yra makaonas. Ir makaonus iš tikrųjų labai lengva pritraukti į savo namus, į savo daržus, kadangi jie maitinasi kraklais ir morkomis. Tai jeigu norite, kad jūsų darže, sode apsigyventų makaonai, ir jų vikšrai yra be galo žalingi, tokie ryškiai žaliai ir juodai dryžuoti, juos paprasčiausiai galima prisitraukti savo darže auginant daug krapų arba morkų. Toliau baltukai. Baltukai sodininkams tikrai labai gerai žinomi ir tikriausiai nelabai mylimi yra. Ypač čia pavaizduotas kopūstinis baltukas, kuris niekšas visiškai nugraužia mūsų auginamus kopūstus. Bet yra būdų, kaip galima nuo jų apsisaugoti, galima kopūstus tinklu uždengti, galima kai kuriuos kopūstus tolėliau auginti ir palikti pasidalinti su jais, kad galėtų tiek ir vikšrai užaugti, tiek ir jūs savo kopūstų turėtumėte. Bet tarp baltukų yra ir tokių, čia pasakyti, yra baltukai ir gelsviai. Jie visi tokie baltų gelsvų spalvų, bet baltukai pagrinde maitinasi įvairiausiais tom vadinamom kryžmažiedžiais, atrodo, čia toks sudėtingas pavadinimas, bet būtent kas yra kopūstai ir visi panašus augalai, o gelsviai jie daugiau maitinasi įvairiais pupiniais augalais. Aš pabandysiu čia parodyti. Matos. Šita margūnų šeima dėja, bet mūsų žiniomis Lietuvoje yra išnykusi. Yra žinoma faktų iš maždaug 60 ar 70 metų senumo aplink Vilnių, kad jų būdavo. Ši rūšis, pavasarinis margūnas, yra aptinkama Latvijoje ir Estijoje dar, bet pas mus kažkodėl išnyko. Vikšrai maitinasi pavasarinių raktažolių lapais ir būtų iš tikrųjų įdomu, būtų be galo didelė sensacija, jeigu šią rūšį kam nors visgi pavyktų atrasti. Teko ją fotografuoti, jinai Jungtinėje karalystėje yra aptinkama, teko Jungtinėje karalystėje matyti ir Estijoje, teko su jie susipažinti, tai yra nedidelis, bet tikrai labai žavinga drugių rūšis. Toliau mes turime melsvius. Ir šioj šeimoj, čia tikriausiai tarp šios šeimos visa šeima vadinasi melsviai, bet tarp jų mes turim mėlynų, žalių, oranžinių, rudų, spalvų įvairiausių, bet pagrindinės tos rūšys, tokios populiariausios, tai yra mėlynos, tai dėl to ir buvo pavadinti melsviai. Na ir turime
turime didžiausią Lietuvoje, didžiausią šeimą rūšių skaičiumi, tai yra nimfalijos. Ir šiai šeimai priklauso visiems gerai pažįstamos spungės, admirolai, karpitūnės, dilgėlinukai, usninukai ir panašios rūšys. Tai va, šiek tiek susipažinome ir šiek tiek dar noriu parodyti, tai kokios tos populiariausios rūšys, dažniausios, kurias, pavyzdžiui, galima čia pamatyti Akmenės mieste. Ir pabandykim, aš kiekvieną nuotrauką parodžius, aš parodysiu ir pavadinimą jos, bet man labai įdomu, ar jūs galite pasakyti, pavyzdžiui, kokia čia rūšis yra. Teisingai. Čia yra spungė. Tai tikriausiai vienas iš dažniausių dieninių drugių, būtent iš nimfalių šeimos, neskaitant jautakio satyro, kuris būna vasarą dideliais skaičiais, toksai rudas drugys įvairiose pievose. Taip, tai yra spungė. Gal kas žinot, kas čia yra? Ne. Citrinukas, teisingai, tai yra pats. Tarp kitko, ši rūšis yra be galo įdomi, dėl to, kad tai yra ilgiausiai Lietuvoje gyvenanti dieninių drugių rūšis. Ir jų suaugėliai gali išgyventi netgi iki 14 mėnesių. Tai vasarą, jeigu matot, kaip pamatot skraidančius vasarą, tai tie patys drugiai, jie peržiemoja, kažkur nukritę miško paklotai, nes jie atrodo visiškai kaip lapeliai. Jos užsninga ir jie ten visiškai gali užšalti, gali visiškai šlapi būti ir tada atšyla, atitirpsta ir pavasarį jie vėl toliau gyvena. Susiporuoja, sudeda kiaušinius ir jau tada šitie individai numiršta. Tai čia yra citrinukas. Gal kas nors žinot, kas čia yra? Ganėtinai nedidelis drugys aptinkamas pievose yra. Panašiai, taip, tik mažesnis satyriukas. Aha, ir čia yra gelsvasis satyriukas. Tai ganėtinai populiari, ganėtinai dažna rūšis, aptinkama įvairiose pievose, tai netgi ir parkuose gali būti, ypač kur yra paliekama šiek tiek daugiau nešienautos žolės. Na šitą tai tikrai turėtumėt kaip pažinoti. Kasgi čia toksai kopūstinis baltukas. Tai su baltukais, manau, kad yra Akmenės mieste lygiai tas pats. Mes baltukus turim 3 pagrindinės rūšis ir ypač pradedantiems domėtis, tai gali būti ganėtinai sudėtingos rūšys atskirti. Bet mes dar turim be kopūstinio baltuko, mes dar turim ropinį baltuką ir griežtinį baltuką. Ir ropinis baltukas irgi labai panašus. Griežtinis baltukas, tos visos gyslos, jos būna tokios juodos. Ir ropinio ir griežtinio baltukų šita dėmė, jinai būna daug mažesnė ir jinai va tik tais ant pakraštėlio būna. Toliau einam. Gal kas nors esat matę tokį drugį? Irgi pievose labai dažnai? Ne? Niekas nematė? Teisingai. Nu, jūs puikiai išmanot Lietuvos dieninius drugius, labai smagu. Tai yra paprastoji šašlytė irgi viena iš dažnai pievose aptinkamų rūšių. Dar vienas yra iš tų pačių mažesnių, kur buvo prieš tai pievose, tai va šitas yra toks, jo lietuviškas pavadinimas yra super taiklus, tinkantis šitai rūšiai. Ir jis tupi ant to irgi pagal... Dilgėlinukas. Ne. Čia yra krūminis satyriukas. Jeigu yra krūmų kažkur tai pamiškėjai, tai yra šitą rūšį galima pamatyti, labai išskirtinę. Būtent tas tokia balta dėmė didelė, nes sunku jau sumaišyti su kažkuo kitu. Ir dažniausiai tupi kažkur ant krūmų, ypač dažnai patinėliai tupi, nes jie yra teritoriniai ir jie laukia atskrendančių patelių. Jie neieško, jie užima teritoriją ir laukia atskrendančių patelių. Tai yra krūminis satyriukas. O čia rečiau matoma rūšis,
čia jau daugiau sėkmės reikia ją pamatyti, bet šiais metais tikrai geri metai buvo ir žinau, kad čia apylinkėse taip pat šita rūšis yra ir gal kur nors teko matyti. Ne. Kaip sakot? Šitie lapai viršaus nerodo ir jų vat apačia būtent yra tokia išskirtinė ir tai yra beržinis zefyras. Kaip ir kaip pradžioje minėjau, kad vikšrai, paauglystės forma, jie maitinasi augalų lapais, tai tie augalai skirtingoms drugių rūšims gali būti skirtingi. Tai gali būti vieni drugiai maitinasi ir žolių lapais, o, pavyzdžiui, beržinis zefyras, kaip ir pavadinimas indikuoja, jis maitinasi medžio lapais. Tai šitie drugiai, jie kiaušinėlius deda ant medžių šakų, tai nors ir beržinis zefyras, bet jis gali būti ir ant beržo, ir ant slyvos, ir ant obels, man atrodo, tai ant įvairių augalų. Ir dažniausiai jų reikia dairytis aukštai medžiuose, nes jie labai mėgsta medžių viršūnėse. Šitą pavyko čia ant usnies jau peržydėjusio pumpuro, jie dažnai nusileidžia pasimaitinti nektaru, bet neretai jie aukštai medžiuose gali maitintis amarų išskiriamų lipčiumi, kuris irgi ganėtinai daug cukraus turi, tai juos kartais gali būti pamatyti sunkiau. Taip, toliau. Šita tai ganėtinai jau čia keliaujam prie šiek tiek retesnių rūšių, kurios yra tikrai rečiau matomos, bet irgi žinau, kad jūsų apylinkėse šita rūšis yra. Gal kas nors... Gal bent galite pasakyti, kuriai šeimai priklauso? Hesperijoms. Čia yra ta primityvi tokia rūšis, ta sparnų forma tokia bišuo kitokia, nes jie tokie kaip V raide laiko dažniausiai savo sparnus, kaip čia pasakyti, jų priekiniai sparnai būna taip, o jų apatiniai yra, atrodo, kad jie atsiskyrę būtų, kaip kitų dieninių drugių, viskas yra kaip knygos, du puslapiai ir jie susiglaudžia, tai va šitie, kai šildosi, jie visiškai kitaip atrodo. O čia yra margė hesperija, tikrai tokia nedidelė žavinga rūšis. Ši drugių rūšis yra išskirtinė tuo, kad gyvena tokiuose kaip ir aukštapelkėse, pelkėtose pievose, kur ir dažnai ir ant krūmų gali tupėti ir pavadinimas jos irgi labai gražus. Gal žinom kas nors? Esat matę? Ne. Tai yra auksuotoji šaškytė. Yra saugoma, visoje Europoje saugoma drugių rūšis. Tai ganėtinai reta. Kur vietose, kur buveinės sąlygos yra geros, tai jų gali būti daug pačių individų, bet jos nėra plačiai paplitusios. Taip, labai varijuoja, žinokit, visų dieninių drugių tas gausumas, jis labai varijuoja skirtingais metais ir aš irgi truputį papasakosiu vėliau, kodėl tos variacijos gali būti. Dar vienas labai gražus irgi satyriukas, tai yra rudakis satyriukas. Ir ganėtinai tokiose išskirtinėse buveinėse gyvena ir Lietuvoje nėra labai dažnas. Dar viena tokia įdomesnė rūšis, kuri aptinkama miškuose, tai yra su miškais susijusi dieninių drugių rūšis, jų irgi reikėtų dairytis medžiuose, gal kam nors yra tekę matyti. Tai yra akiuotasis satyras. Čia jau yra didelis satyras, jau nebe satyriukas, jis savo dydžiu irgi gan stipriai skiriasi. Mes šitą galėsime vėlgi apžiūrėti prie kolekcijoje, kuri čia yra. Vienas iš, aš sakyčiau, vienas iš tokių irgi gražesnių akį patraukiančių dieninių drugių šlapiose pievose, irgi apleistose dažnai, kur dideliais lapais rūgštynės auga. Gal yra tekę matyti tokią drugių rūšį. Kaip galvojat, koks, į ką panašus? Čia toks, labai panašu, bet lietuviškai jie vadinami auksinukais.
Ir tai yra didysis auksinukas. Irgi visoje Europoje saugoma rūšis. Pas mus šiai rūšiai tikrai labai geros sąlygos, visoje šalyje paplitusi ir ganėtinai geros sąlygos yra. Tai galime tuo tikrai pasidžiaugti. Ir Lietuvoje yra viena labai panaši rūšis, kuri vadinasi ugninis auksinukas, nes jis irgi lygiai toks pat ryškiai oranžinis būna. Skirtumas tas, kad ugninis auksinukas neturi šitų juodų dėmių. Ir aišku, apačia sparnų atrodo visiškai kitaip. Man atrodo, kad čia kolekcijoje abi yra. Didysis auksinukas. Na ir šiek tiek papasakosiu apie dieninių drugių gyvenimą. Tai kaip tas gyvenimas vyksta, koks yra gyvenimo ciklas, su kokiais iššūkiais susiduria ir panašiai. Tai be vikšro nebus drugio. Ne visiems patinka vikšrai ir daug kas nori juos traiškyti, išmesti ir nereikia čia man visokių, bet iš vikšrų išsirita drugiai, kuriuos daugiausiai žmonių mėgsta. Tai yra 4 stadijos. Mes turime drugiai, turi pilną tą metamorfozę vadinamą. Ir yra 4 stadijos, tai yra suaugęs drugys, kiaušinėlis, vikšras ir lėliukė. Ir tai ir čia galime matyti, paprastai schema parodyta. Gal žinot, kokia čia rūšis? Tai yra tas baltas. Irgi labai populiari, dažna, kaip ir spungė matoma rūšis, maitinasi tą pačią dilgėlę. Teisingai, tai yra dilgėlinukas. Ir dilgėlinukai, kaip ir spungės, kiaušinėlius deda grupėmis. Va toks gražus vikšras būna, juodai geltonai, išilgai kryžiuotas. Ir jų lėliukės kartais gali būti tokios kaip aukso spalvos, irgi tos spalvos gali varijuoti. Bet taip atrodo drugio gyvenimo ciklas. Ir drugių vikšrai yra įvairiausių formų, bet dažniausiai labai maži. Tai šio kiaušinėlio aukštis yra maždaug 1,5 mm, ar netgi šiek tiek mažiau. Dabar aš bijausi meluoti, bet čia yra citrinuko kiaušinėlis, kaip atrodo. Ir kas yra įdomu, kad skirtingų šeimų kartais tie kiaušinėliai gali turėti labai panašią išvaizdą savotiškai. Tai baltukai deda tokius kaip stulpeliai, tokie būna jie aukšti, ištęsti. Čia yra aušrelės kiaušinėlis. Aušrelė tikriausiai, kaip žinot, baltas drugelis su oranžiniais sparnų pakraščiukais skraido tik tais pavasarį, o kai išsivysto vikšras ir pavirsta į lėliukę, tai yra rūšis, kurios lėliukė ilgiausiai išbūna lėliukės stadijoje. Tai per pavasarį išsivysto ir iš lėliukės išsirita tik tais kitą pavasarį. Čia yra dirbinio gelsvio kiaušinėlis, vėlgi tai yra ta pati šeima, baltukų ir visi jie tokius ištęstus kiaušinėlius. Čia yra mažojo auksinuko kiaušinėlis ir kaip matot, jie yra labai raštuoti, su įmantriais raštais, beveik atrodo kaip tas kupolas, kurį statysit, ne, vienams drugiams savo formą. Kai kurios rūšys deda dar labiau įmantrius ir raštuotus. Ir šie kiaušinėliai, tiek mažojo auksinuko, tiek ir čia yra ąžuolinio zefyro kiaušinėlis. Jie yra maždaug milimetro skersmens. Ir čia, pavyzdžiui, yra kiaušinėlis padėtas ant ąžuolo pumpuro, kadangi ąžuolinio zefyro vikšrai išsirita anksti pavasarį. Šitas kiaušinėlis jis praleis visą žiemą ant ąžuolo pumpuro. Pagal tai, pavyzdžiui, daug lengviau juos surasti, nes drugiai kartais gali būti labai sunku pamatyti, bet žiemą galite ateiti ieškoti kiaušinėlių ant ąžuolo pumpurų ir tada galite įsitikinti, ar gyvena ta rūšis pas jūs ar ne. Tai dėl to ir vadinasi zefyrų. Ne, zefyrų ne dėl to vadinasi, taip, kiaušinėliai tikrai panašus į zefyrą, bet zefyras, nes jo lotyniškas pavadinimas buvo kažkada, tai istoriškai zefyras, tai tiesiog pavadino jį zefyrą. Na, o iš kiaušinėlio išsirita vikšrai. Aišku, čia yra didelis vikšras, jau čia yra suaugęs. Gal žinot, kieno čia vikšras?
Kieno? Žinoma. Čia žinokit vėlgi iš to vieno iš dažniausių drugių. Spungės čia yra vikšras, taip, spungės vikšrai maitinasi dilgėlėmis ir jie tikriausiai prisivalgė tos rūgšties iš dilgėlių ir užsiaugina savo gražius tuos spyglius tokius ir tie spygliukai padeda apsisaugoti nuo plėšrūnų. O tie spygliukai ir turi dilgėlės tos medžiagos? Ne, jos neturi dilgėlės medžiagų, bet jos gali būti aštrios ir tiesiog būna neskanus. Kad paukštis, jeigu norėtų suvalgyti, tai jisai nelabai imtųsi valgyti tokius spygliuotus drugius, šitos vikšrus, dėl to, kad jie tiesiog būna neskanus. Bet vikšrai neretai turi įvairių tokių dygliukų, plaukelių. Čia yra mažojo juodmargio vikšras. Man bent jau asmeniškai tai yra vieni iš gražiausių vikšrų. Juos galima rasti Lapuočių miškuose ant sausmedžių. Tikrai labai žavingi ir jie dabar jau yra susiruošę žiemoti. Mažulyčiai tokie vikšriukai, dabar jie yra gal kokio 1,5–2 mm dydžio. Iš nugraužto sausmedžio lapelio pasidaro tokią tarsi palapinę, sutraukia ją su šilku savo nuaustu ir toj palapiniai praleis visą žiemą ir pavasarį, kai atšils, vėl pradės maitintis ir vasaros vidury pradės skraidyti drugys. O kai kurie vikšrai būna visiškai tokie neišraiškingi, prie lapo prisitaikę ir visiškai neišraiškingų spalvų. Tai čia yra citrinuko vikšras. Ir irgi, kas įdomu, kad skirtingų šeimų vikšrai taip pat turi tokią panašią išvaizdą, nes tiek ropinis ar griežtinis baltukai, ar tai dirvinis gelsvys, jie taip pat yra tokie žalsvi, kartais gali būti, čia kaip matosi, irgi baltas pakraščiukas, kartais su įvairiam geltonom, rožiniam dėmelėm gali būti. O kai kurie vikšrai visiškai vikšrų neprimena. Ir jie atrodo tokie kaip, net nežinau, su kuo čia palyginti, tikrai net nepagalvotum, kad iš jo išsiris kažkada tai drugys. O čia, kaip mes matėm prieš tai, buvo ąžuolinio zefyro kiaušinėlis, tai iš to kiaušinėlio išsirito toksai vikšrelis į kirmėlytę panašus. Čia dar anie, tai bent jau kažkokį tai matosi, kad vabzdys čia net vabzdį nepanašus. Vėdarėlis, teisingai, iš tikrųjų panašu šiek tiek į vėdarėlį, tik daug ryškesnis spalvomis. Na ir žinoma, iš vikšro pasidaro lėliukė. Lėliukų būna įvairių formų, įvairių spalvų. Tai iš kairės į dešinę, pavyzdžiui, kairiai, tai yra aušrelės lėliukė. Jinai primena savo mitybinio augalo nugraužtą stiebelį, nes jinai, ar tai kartais būna kažkur tai ant senų augalų, kažkur irgi pavirsta į lėliukę ir jam reikia apsimesti augalo dalimi, kad jo nesuvalgyti. Viduryje čia yra dilgėlinuko lėliukė, ir matot, jinai tokia labai graži, visa auksinė. Čia yra admirolo lėliukė, irgi turi visokiausių auksinių formų. Lėliukės gali būti ir visiškai ryškiai žalios, vėlgi prisitaikiusios prie aplinkos, prie savo mitybinio augalo, kad nesimatytų. Ir kas įdomu, čia galite pasižiūrėti, pavyzdžiui, lėliukė matosi, ne? Čia akis matosi šitoj vietoj, čia antena matosi, čia yra sparnai, matosi, gyslas jau galima žiūrėti, nors kai vikšras pavirsta, išsineria į lėliukę, jis iš tikrųjų nepavirsta, jis tiesiog nusineria seną vikšro odą ir jis tampa lėliuke tada. Ten viduj vyksta įvairiausi sudėtingi procesai, bet iš principo vikšras visiškai pakeičia į tokią košę, ten viskas pavirsta ir tada įvykus įvairiems procesams susiformuoja visi kojos, akys, antenos, sparnai, jis visiškai transformuojasi ir atrodo, kad pavirsta į kitokį organizmą. Na ir žinoma, tada iš lėliukių išsirita suaugę drugiai. Ritimasis iš lėliukės drugiui yra labai jautrus momentas, kadangi tuo metu jie nieko negali daryti. Jiems užtrunka
skirtingoms rūšims gali būti nuo 20 minučių iki valandos, gali užtrukti, kol jie išlenda iš lėliukės, jie pasikabina tada ir pas jie visa energija, galima sakyti, būna pilvelyje, o sparneliai būna visiškai susiglaudę ir juos reikia ištiesinti. Tik išlindus iš lėliukės tie sparnai būna dar tokie minkšti ir tos gyslos, kurios matosi, ne, čia gal netgi aiškiau matosi. Tai visas šitos gyslos drugys jas pripildo, jis pumpuoja savo kraują, vabzdžių kraujas yra vadinamas hemolimfa ir tada per laiką jis pasikabinęs atviroj vietoj tuos sparnus ištiesina, išdžiovina juos ir kai jie sudžiūsta, jau jis tada gali toliau skristi ir užsiimti savo reikalais. Na, čia tamsus auksinukas, ganėtinai dažna apleistų, gerai šildomų pievų ar netgi kartais kokios statybų aikštelė, žvyro karjerai, kur rūgštynių priauga daug, tai juos galime ten atrasti. Bet tas dienų drugių gyvenimas yra pavojingas. Tai paprastai tariant, čia dauguma vaizdų yra ne dieninių drugių, bet principas yra tas pats. Jie susiduria, dieniniai drugiai yra svarbus maisto šaltinis įvairiems paukščiams, kitiems vabzdžiams, tuo tarpu ir parazitiniams vabzdžiams. Tai čia mes turime atvejį, kai vapsva deda savo kiaušinėlius į lėliukę. Ten čia kokonas yra. Kokoną formuoja tik naktiniai drugiai. Dieniniai drugiai visada būna atviroje lėliukėje, išskyrus vieną atvejį, bent jau man žinoma čia Lietuvoje, tai juodieji apolonai tokį labai retą kokonėlį gali pasidaryti. Bet iš principo dieniniai drugiai turi atvirą lėliukę, o naktiniai drugiai jie tokį nusiaudžia kokoną ir tada viduje pasidaro lėliukę. Tai čia jau šito kokono drugys nebeišsiris, iš ten išsiris labai daug šitų gražių vapsvyčių. Tai yra didžiojo dviuodegio vikšras ir kas įdomu yra, kad čia po jo apačią galite matyti labai daug kokonėlių. Tai yra vapsvų lervos, kurios suvalgė šitą vikšrą, iš jo išlindo, susisuko kokoną, o tas vikšras vis dar yra gyvas ir jis saugo tuos kokonus, kad kitos vapsvos atskridę nepadėtų į juos kiaušinius ir jų nesuvalgytų, arba dar koks paukštis nesuvalgytų. Čia yra fantastinis prisitaikymo būdas. Čia lygiai taip pat, čia yra marguolio vikšras, jis taip pat buvo suvalgytas vapsvų, tos vapsvos išlindo, susisuko kokoną, o tas vikšrelis vis dar yra gyvas, kadangi tos vapsvos, tos lervos yra taip prisitaikę, kad suvalgytų viską, kas yra, tik paliktų, kas yra gyvybiškai svarbu, kad tas vikšras dar galėtų judėti ir dar paveikia jo smegenis taip, kad, aišku, jie neturi smegenų tokias, kaip mes įsivaizduojam, bet jų paveikia elgseną taip, kad jie dar ir saugomi. O čia yra tas momentas, kai čia yra gudobelinio baltuko vikšras, tas momentas, kai iš jo išlenda jau suaugusios tos lervos ir kaip matot, jos neturi spalvos, jos neturi, nesimato jokių akių, nieko, nes joms nereikia, jos gyvena organizmo viduje, kaip ir pas žmonės ar pas kitus gyvūnus būna kirmėlės, tom kirmėlėm nereikia visiškai jokių tokių akių ar kažką, nes jie daugiausiai tiesiog viską aplinkui valgo. Ir žinoma, kitas dalykas, dar kas yra pavojinga, tai Lietuvoje drastiškai mažėja pievos, natūralios pievos, tai yra vietos, kur drugiai galėtų saugiai veistis, kur galėtų maitintis, kur galėtų tiesiog tą visą gyvenimo ciklą savo įveikinėti. Tai čia kas yra įdomu, tai labai norėčiau paskatinti visus ir parekomenduoti, jeigu turite galimybę auginti prie namų ar kažkur tai palikti blindes, kaip būtent kačiukus, nes tai yra be galo svarbus maisto šaltinis anksti pavasarį pabudusiems drugiams ir kitiems vabzdžiams, nes tai yra anksčiausiai žydintis medis.
Tai mes Lietuvoje turim 7 dieninių drugių rūšis, kurios žiemoja suaugėlio stadijoje ir atšilus orams. Va tokie medžiai jiems yra be galo svarbus. Auginti be abejo, jeigu tai gali mažiau šienauti, palikti augalus žydėti. Ir kuo didesnė įvairovė tų žiedų, tuo didesnė tikimybė, kad ten galės apsigyventi ir visą savo gyvenimo ciklą pabaigti drugiai. Gal žinote, kas nors kokia čia yra rūšis? Vasarą, tai jeigu būna pievose, tai tikrai kur yra paliktos žolės, tai jų gali būti kartais ir dešimtys, ir šimtai, jų būna tikrai labai daug. Ir čia, kaip matot, tai yra tas atvejis, kai spalva yra visiškai neryški spalva. Jis yra rudas, dėl to, kad jisai mėgsta, kai jį išgąsdina kas nors, jisai krenta į tarp žolių ir jis pasislepia, užsimaskuoja tarp tos rudos spalvos. Ir tai yra jautakis satyras. Labai mėgstamas maisto šaltinis yra būtent nektaro, tai yra usnys įvairiausios, vasara ir praktiškai visi kiti tokie gausūs nektaro žiedai. Drugiai kartais maitinasi, jiems kartais svarbu yra ne tik nektaras, bet ir kai būna vasara susiformuoja tokios balutės, ir dumblo tenais būna, arba ypač prie upių galima surasti dažnai didelės grupės drugių, kurie geria kažką iš to, būtent to žemės. Tai tenais dažniausiai susirenka drugių patinėliai, kurie geria druskas ir mineralus. Jiems tos druskos ir mineralai yra reikalingi, kad galėtų sėkmingai apvaisinti pateles ir patelėms kad galėtų geriau subrandinti irgi kiaušinėlius. Ir iš tikrųjų kiekvienas gali prisiauginti tuos dieninius drugius tiek miesto erdvėje, tiek ir savo sode. Ir keletas patarimų, kuriais norėčiau pasidalinti, tai auginkite nektaringus augalus. Labiausiai tai rekomenduoju auginti vietinius, tai yra mūsų vietinės rūšis vietoj importinių, bet ar atvežtinių kažkokių tai dekoratyvinių, bet šitos irgi gali sueiti. Pasirūpinkite, kad žiedų būtų nuo ankstyvo pavasario iki vėlyvo rudens. Tai, kaip ir minėjau, neblindės, pavyzdžiui, arba raktažolės gali būti, kurios labai anksti pradeda žydėti. Nuo vėlyvo rudens, tai dažniausiai jurginai, astrai įvairiausiai gali būti, kuriuos tikrai labai mėgsta. Rinkite skirtingomis spalvomis žydinčius augalus, tai irgi yra ganėtinai svarbu, nes kai kurios rūšys renkasi skirtingų, jie mėgsta, jie turi savo mėgstamą spalvą, prie kurios žiedo renkasi. Tai pavyzdžiui, kai kurie drugiai gali tik ant violetinių žiedų skristi, kai kurie drugiai dažniausiai ant baltų arba geltonų. Tai kuo didesnė įvairovė turės, tuo didesnis šansas, kad galėsit juos pritraukti. Auginkite jūsų mėgstamų drugių mitybinius augalus. Tai jeigu norite, kad jūsų sode, pavyzdžiui, gyventų, drugiai galėtų visą gyvenimo ciklą pabaigti, tai reikėtų pasirūpinti, kad ir, pavyzdys, jeigu nori, kad pas jūs spungės gyventų, ne? Tai jos labai mėgsta gerti nektarą iš žiedų, bet jeigu norite, kad jų vikšrai gyventų, jums reikėtų auginti dilgėles. Kad ir kaip tai juokingai skamba, bet kur nors saulėtoj vietoj palikti arba specialiai auginti plotelį dilgėlių ir tikėtina, kad ar tai spungės, ar admirolai, ar karpytūnės, ar dilgėlinukai, ar mažieji dilgėlinukai, ir ten 5 rūšys, kurios tikrai gali pas jūs apsigyventi. Ir žinoma, rečiau šienaukite veją, nes ten gali gyventi jūsų globojami drugiai. Daug, pavyzdžiui, kaip ir čia nuotraukoje matomas dirbinis gelsvys, jų vikšrai maitinasi įvairiais laukiniais pupiniais augalais, tai yra gargždeniai, liucernos, aš dabar lietuviškai dar bandau prisiminti vieną, bet tokie būna, kur tiesiog geltonai žydi, atrodo vejos apačioj. Tai va šitos rūšies vikšrai maitinasi šitų pupinių augalų lapais. Ir jeigu yra veja dažnai šienaujama, tai tam pupinio augalui yra negerai ir tikėtina, kad galite nušienauti ir šitą vikšrą. Ir
Aš tai galvoju, kad žiūriu, kaip čia jūsų visai neišvardintis informacija, nes aš čia visą dieną galiu kalbėti. Bet kaip ir žadėjau, labai trumpai noriu paliesti dieninius ir naktinius drugius. Nes dieninis ir naktinis, tas va toksai skirstimas, tai nėra ta tikroji klasifikacija, nėra tokio tikro atskirimo, bet tai yra skirstama pagal tą tokį vadinamą gyvenimo būdą ir yra būdai, požymiai, pagal kuriuos galima šiek tiek juos ir atskirti. Tai kaip galvoja, čia tikriausiai jau ganėtinai akivaizdu, ne, kur yra čia kairiai bus dieninis drugys, o dešiniai bus naktinis drugys. Tai yra tokie požymiai. Tai dieniniai drugiai dažniausiai turi siūlinės antenas, va toksai kaip, daug kas vadina kaip būgnų lazdelė būna, ne? Nes būna lazdelė, jinai tokia tiesiai ir ant galo būna toksai burbuliukas. Tai dieninių drugių va tokios yra būdingos antenos. Sparnai laikomi išskleisti arba būna visiškai suglausti virš nugaros ir kai drugys ilsisi arba maitinasi. O tuo tarpu naktiniai drugiai turi įvairiausių formų antenų. Tai va čia gražiai matosi, kokios gražios šukiškos antenos yra. Bet tos antenos gali būti siūlinės ir gali būti netgi tokios imituojančios, atrodo kaip buoželė, bet jinai nėra buoželė, tokia kaip tipiška dieninio drugio. Ir sparnų forma irgi yra šiek tiek kitokia. Dažniausiai naktiniai drugiai sparnus laiko suglaustus kaip stogelis. Ir pagal tai irgi galima atskirti. Na ir pabandom padaryti trumpą testą. Atsiprašau, ir čia per kalbėjimą irgi. Ir testas bus paprastas, tiesiog reikės pasakyti, ar tai yra dieninis drugys, ar tai yra naktinis drugys. Ir pabandysim visi kartu. Kaip galvojate, dieninis ar naktinis? Dieninis, teisingai. Pagal ką matosi, kad dieninis? Antenos iš karto negražios su buožele, tada sparnai suglausti gražiai virš nugaros, va čia pilvelis persišviečia. Kaip galvoja, čia dieninis ar naktinis? Naktinis, teisingai, o kodėl naktinis? Antenos turi galėtų pūkelius. Aha, jos čia aš priartinsiu šiek tiek, čia toks net ne pūkelis, o jisai, ta antena tokia kaip išstorėjusi yra ir jinai gali priminti. Šie drugiai, tarp kitko, čia yra marguolis ir šie drugiai yra aktyvūs dieną, jie skraido dieną, jie maitinasi žiedų nektaru, bet jie pagal savo tą visą išvaizdą, nes ir sparnai stogelių laikomi yra, jie yra priskiriami prie naktinių drugių. Galvoja, čia dieninis ar naktinis? Tai dieninis, teisingai, gražios antenos su buožele, išskleisti gražiai sparnai matosi ir ryškios spalvos. Kaip galvoju, čia dieninis ar naktinis? Čia yra be galo žavingas, super mažutis yra drugys, tai yra maždaug 4 ar 5 mm dydžio, yra tokia eriokranijos vadinasi, ir tai yra naktinis drugys ir irgi matosi antenos visiškai lygios, jokios buoželės, sparnai laikomi stogeliu virš nugaros. Na ir paskutinis, dieninis iš karto, negražiai matosi, buoželės. O gal žinau, kokia čia rūšis? Vaiva, čia yra vaiva, čia yra puošnioji vaiva. Ir su puošniaja vaiva, kas yra įdomu, matot, kokia graži mėlyna spalva. Ir tokią mėlyną spalvą turi tik patinėlį. Patelės jos tokio blizgesio neturi ir tą mėlyną spalvą galima pamatyti tik žiūrint tam tikrų kampų. Nes vėlgi tai nėra pigmentas, tai nėra spalva, kurią turi tas drugys, bet tai yra dėl žvynelių struktūros, kuri tam specifiškai atspindi šviesą. Na ir jau keliaujam link pabaigos. Vėlgi apžvelgsiu tiesiog keletas įdomesnių faktų. Tai suaugę dieniniai drugiai gali išgyventi iki 14 mėnesių. Na ir čia gražus pavyzdys, kaip citrinukas žiemoja.
Tai yra tiesiog sniego, čia yra sniegas po apačia, jie nukrenta ir matyt, jisai buvo tarp lapų ir šiek tiek tas sniegas tarp pradėjo, tai sniego po apačia, jau sniego viršui nebėra, dar lapai įsaugo, bet visas jisai su vandeniu jau atitirpusi, bet jis yra gyvas ir jis yra viskas jam gerai, jisai tiesiog laukia, kol atšils oras ir jis galės pradėti skraidyti. O jeigu užlipa? Nu, jau tikriausiai nelabai pasiseka, o jeigu užlipi, tai jau neišgyvena, tai nėra. Kaip žinot, kad jis prisikels, o jis numirs? Sudžiūna jie? Taip, mirė, jie sudžiūsta ir galvoju dabar, čia tokie požymiai, kad būtų, tiesiog kartais būna matosi, kad jisai yra, galima kartais surasti sparnų, tiesiog likučius, nes kažkas suvalgė jį, kartais būna randi sparnus, lyg ir galva nėra, bet žiūrėk, gyvelio nėra, toksai, tiesiog matosi, kad jisai, ar jis visas ir jis tada reiškia tikėjimas. Čia negerabis, galvoju, kad jūs sušalės. Taip, čia jau tokia klasika būtų galvo, vargšas drugelis, bet ne, bet su citrinukais yra tas atvejis, kad jie tiesiog taip žiemoja. Tiesiog nukrenta, miško paklot, jie net niekur nesislepia. Kaip pavyzdžiui, nežinau, galbūt kas nors iš jūsų turi kokį rūsį, nešildomą palėpę, ar tai kokią verandą, ten gali prilysti spūngių, dingelinukų, jie ten į kokią spintą, į kažkur kampą įsilenda, ne? Ir jie laukia pavasario, bet jiems reikia, o čia, pavyzdžiui, būtų nuostabi vieta spūngiams ir dingelinukų, jeigu tokia temperatūra būtų, jie čia puikiausiai galėtų žiemoti. Iš tikrųjų, netgi gali iki -20 laipsnių išgyventi tą tiesioginį šaltį, tik svarbu, kad pats ledas prie jų neprisiliestų ir tada jie gali išgyventi, nes ten dar irgi visokie procesai yra, jie, pavyzdžiui, netgi jeigu yra -20, jie viduj neužšąla, nes jie turi specifinių baltymų savo kūne, kaip antifrizo, čia taip jau. Mes irgi mašiną pilam antifrizą, žiemą, kad neužšaltų ten visos sistemos, bet tie drugiai irgi savo kūne turi pasigaminę tokių specifinių baltymų, kurie neleidžia vandeniui užšalti organizmą, nes jeigu užšala, tai kristalai gali sudraskyti visą kūną. Ir pradžioj minėjau, kad drugiai maitinasi nektaru, bet staigmena, ne visi drugiai maitinasi nektaru. Ir čia vienas iš pavyzdžių, tai yra vaiva, kuri dažniausiai jas galima rasti ant pūvančių kažkokių dažniausiai ant dvėselienos, ant gyvūnų išmatų, ypač plėšrūnų, tos tai labiausiai mėgsta. Tai jeigu išeinat kažkur miške miško keliukais vasarą pasivaikščioti, ten kokios kiaunės, lapės, jeigu dar kokie vilkai gyvena, tai vaivas tikrai ant šipų rasit. Tai toks įdomus dalykas, kad visi žmonės labai džiaugiasi, manęs drugelis, nutupėjo, kaip smagu. Tai yra tikriausiai kad vienas atvejis, jūs labai suprakaitavot, ant jūsų kūno yra labai daug druskos ir jie tiesiog nutupė jūsų druskos atsigerti. Taip. O jie neprisigeria nuo subuvusių vaisių? Prisigeria. Čia geras klausimas iš tikrųjų ir mes juokaujam, kai pasakojam apie dieninius drugius. Šiaip dieniniai drugiai dar taip nebaisiai, nes jie daugiausiai nektaru maitinasi. Bet, pavyzdžiui, dabar rudenį vyksta intensyvi admirolų migracija į pietus ir jie ypač mėgsta visokius surūgusius obuolius, slyvas, jeigu yra kriaušės, viskas, kažkokį vaisių, surūgę, supuvę, kuo labiau susifermentavę, tuo jiems geriau. Ir taip jie iš tikrųjų prisigeria ir gali juokingai skraidyti ir gali jiems nelabai gerai tuo momentu būti, bet jie yra tas fermentuotas skystis, jis yra labai maistingas ir padeda jiems kelionės metu užkaupti energijos pakankamai. Kai kurių rūšių patinai vilioja pateles šokiais ir bando atkreipti dėmesį. Tai būna ten įvairiausi su antenom šokiai ir ten visokius feromonus barsto, kad pritrauktų ir taip toliau ir panašiai.
Kai kurios rūšys geba puikiai muskuotis. Čia kaip pavyzdys yra juodoji hesperija. Lietuvoje jinai labiau, va tokia, čia akmenė, man atrodo, jų nėra, bet va čia tokia nuo centrinės ir žemyn į pietus rūšis. Tai jos dažniausiai miega ant buožainių senų bajorių žvėrynų buvusių, nes jų spalva ir visi raštai yra visiškai tokie patys ir iš to atrodo, kad jinai yra tiesiog to žvėryno dalis. Na ir buvo tas faktas, ne, kad dieninių drugių vikšrai maitinasi lapais. Ir turiu jūs nustebinti, kad yra vikšrų, kurie maitinasi skruzdėlėmis arba skruzdėlės juos maitina. Tai vadinama mimekofilija. Mes turime tokias melsvių rūšis, kurios jos veikia, kaip čia. Jos vikšrai, kol būna mažiukai, maitinasi lapais, bet tada pasiekia tam tikrą amžių, jie krenta žemyn ir laukia, kol skruzdėlės juos nesuneš į savo skruzdėlyną. Ir ten tie vikšrai maitinasi skruzdėlių lervomis arba skruzdėlės apgaudinėja, išskirdami specifinį kvapą ir skleisdami specifinį garsą, kad tai yra skruzdžių lervos. Tos skruzdėlės prižiūri, juos valo, maitina ir tie drugių vikšrai, jie skruzdėlyne praleidžia visą savo gyvenimą, ten virsta lėliuke ir pavasarį apie vasarą išsirita. Nu ir mes čia turime dvi pagrindinės tokias rūšis, tai yra kraujalakinis melsvys ir atrodo tokios visiškai neišraiškingos ir gemsijoninis melsvys. Ir jie turi tas dvi tokias taktikas. Ir jau visai pabaigos, tai toks dieniniai drugiai negali gyventi steriliuose laukuose. Jiems reikia žiedais ir jų mitybiniais augalais turtingų pievų. Reiškia, visi tie mūsų monokultūriniai laukai nėra palankus dieniniams drugiams. Galbūt ten vienas kitas baltukas gali pamėgti, nes dažnai, jeigu ten ypač kokius rapsus augina, tai ten jiems kaip ir tinkama, bet jeigu yra purškiama dažnai, tai jie irgi neišgyvena. Jeigu norite sužinoti daugiau apie dieninius ir kitus drugius, ne tik dieninius, tai kaip ir minėjau, galėsite šitus pasiimti arba galima įsigyti knygą Vadovas Lietuvos drugiams pažinti. Ačiū Jums už dėmesį ir paskirtą laiką. Jeigu turite klausimų, mielai pabandysiu atsakyti. O tam kartui tiek iš manęs.